Na va, kaip minėjau, pakeičiau avižėlį. Bartas žiobris. Labas rytas žvejai. Sveikinuosi nuo Bartos upės. Atvykau po kurio laiko pabandyti pagauti žiobrį į Latviją. Gaudau ne Nicoj, nežinau, kažkur miškuose. Kolega davė tašką, tarp miškų atvažiavau. Tai net nežinau, kuri čia ta vieta, kaip jinai čia vadinasi. Atvykau apie 5, pusę 5, tai dar nebuvo žmonių, bet jau 5 jau pradėjo rinktis. Tai jeigu būčiau pusvalanduką pavėlavęs, būčiau likęs be vietos. Kažkur miškuose, bet vis tiek daugelis žino, ką bandysiu šiandien pagauti žiobrį. Naudosiu tokį jauką, latvišką, kaip bauska vadinasi, raudona. Būtent jį šiandieną bandysiu. Kito iš tikrųjų nepasėmiau, žadėjau šviesų pasimti, bet pasėmiau raudoną. Tradicinė, kaip sakant. Tai va, šiaip netaip įsikūriau, esu tokiuose tešlynuose. Bandžiau jaukai vandens pasisemti, tai biškį vandenį kritau. Tai va, vietelė tokia graži. Super iš tikrųjų. Plotis gan nedidelis, apie 30-40 metrų. Užsimečiau jau meškerės. Na ir ką, eisiu maišytis jauką ir eisiu bandyti žvejoti, kaip sakant. O kaip man seksis, žiūrėkit video iki galo. Na ką, užsimečiau meškerės, vieną ant slieko šitą ir vieną ant krevetės. Tai ką, bandysim. Oras geras, vėjo nėra, paukščiukai čiulbauja. Aplinkui žmonių nėra, čia tokia vieta labai gera. Vienas pats atsisėdi. Tai kitoje pusėje kažkas atėjo. Tai va, nu ką, bandom. Vieną meškerį užmečiau per vidurį, kitą šiek tiek toliau, bet vis tiek srovė panešė iš šono. Tai viena arčiau kranto galas, kita per vidurį. Bet esmė tame, kad 60 gramų uždėjau, tai visai neblogai laiko. 80 gramų kaip ir nebereikia Bartos upiai, bent jau čia kur gaudau. Na ką, bandau plaukti pirmą kibimą. Turėjau vieną prisilietimą. Tai vienas takšt ir viskas. Ir viskas biškutį paragavo ant krevetės. Ir daugiau nieko. Dažniausiai žiobris, kada kimba, tai iškart didelis smūgiai ir viskas. O čia tai nežinia, kas čia biškutį patampė. Kai nebenori, nu ką, va vėl prisilietė, ragauja. Būtent ant krevetės šitą pirmoji meškerė. Toks mažas toks prisilietimas. Buvo dar vienas kibimas, bet taip nenori. Ant krevetės. Biškį paragavo ir viskas. Na ką, pagaliau pirmas žiobris. Oi, pasau, koks stiprus. Ant krevetės pasikeičiau šį kartą meškerės. Jo, žiobris. Liūvnesnė. Tai smūgiai visi jaučiasi viskas.
ką, reikia bandyti paimti. O, turi. Pirmas žiobriukas, tokia vėžėlė, mano gaminta. Nėra labai didelis, bet smagiai, kaip sakant. Ir krevetė. Toli nemečiau. Realiai prie pat 10 metrų 15 nuo kranto. Šį kartą turiu va. Ir gyvų jauką pridėjęs visko. Bet kibimas gražus. Žėlė 4 numerio. Tai kaip ir minėjau, praeitą kartą labai čia nesmulkinu. Nesu didelis fideristas, realiai iš vis. Per metus te gaudai tik tais 2-3 kartus. Tai jeigu jau kas jau žiūrit, jau profesionalai, tai stipriai nesijuokit. Kaip į praeitą kartą. Tokį uždėti ir viskas. Lium ten kažkur. Ne ten kažkur, bet dabar tiksliai šį kartą užmečiau. Permečiau, esu vieną uždėjęs slieką su dziku, bet nieko kažko rimto. Kas patinka su ta krevetė, kada jeigu jau kimba stipriai, tai tikrai žiobris. Nes kiti, kai gauda ant tų dzikų vien, tai dažnai raudas užkimba. Biški turbūt erzina. O, ant kitos kibo, ant slieko. Patempė taip gerai ir viskas. Ir kurį laiką ant tas lieko kartais patempė čiučiut ir greičiausiai mažas kažkas tai. Va, matėt kibimą. Buvo vienas daugšt ir viskas. Dar vienas, nu dar kartą. Ir vėl krevetė. Vėl krevetė. Ragauja, kaip sakant. Čia tai geras žodžiu. Ant vienos kibo, ant kitos kibo. Vieną kirtau, nepakirtau, kitą kirtau irgi nepakirtau. Gal kartais geriau su viena meškere žiūrėti negu su dviem. Bet tik užmečiau iš karto. Reiškės, atėjo žiobrys. Reiškės, atėjo. Pirmas tik įmečiau iš karto. Nežinau, kokios keletą sekundžių.
Imam lūpnus tas lieka, tą dziką, nežinau, aš gal su jais nemoku gaudyti. Kad man su jais neina, kiti gaudo, pagauna, aš bandom dėti krevetę ant abiejų meškerių. Jau praradau 2 oficialius kibimus. Kimba tikrai neblogai, nereikia į jokias Nicas važiuoti. Nėra čia tokia didelė kulkosa, yra kažkiek tų žvejų, bet ne tiek kiek Nicui. Reikės turbūt ant vienos meškerės pakeisti kablį, nes kur dziką buvau uždėjęs su slieku, tenai, žodžiu, nedidelis kablys, bet uždėjau ir tą krevetę. Krevetė biškutį per mažą, šiaip tai naudoju, šiaip tai ovnerį 6 dydžio, o jeigu kamatsu tai 4. Tuoj bandysiu parodyti ten kokių aš. Gaudau kabliuku. Žodžiu, 10 pino pūką naudoju dzikui. 8 sliekus su dziku gali ir dziką naudoti. O 6 ovnerį būtent krevetį. Jo nemažas kablys. Ir pagrindėlą 6 ovnerį arba 4 kamatą. Geriausia man tie kabliai. Į tą krevetę galiu uždėti ant tokią biškį didesnę. Ir ta žiobris nesibaido tikrai. To didelio kablio. Ką, kaip išaušau taip jau normaliai. Kažkoks veiksmas yra, bet kol kas tik ištrauktas oficialiai vienas žiobris. Ką, laukiam. Kibimas. Toks jau švelnas, tin. Stipriau biškutį. O, yra geras. Čia taip tikrai didesnis už tą. Eik, pusę. Eina kur nori. Smagus tie koteliai. Nu, tiek. Po šakom lenda. Na ką, kaip jums tokį didžią žiobrį? Tikrai didelis. Žiauriai gerai. O taip pabiškitam. Ting. Pradėjo važiuoti kaip karpis. Ką norėjau pasakyti. Naudoju meškeres. Sekana Carbotex Feeder 360 užmetimas.
iki 120 gramų. Tai žiauriai smagus kotai ir ten jų kaina, nežinau, apie 70 eurų kažkur tai. 80, bet kur prieš tai praeitą kartą žiūrėjęs su tais kakaučiu, tai ten nesąmonė iš tikrųjų. O su šitais ir ta kaina nėra kosminė, bet visas žuvis jaučias į ranką ir kibimas žiauriai geras, gerai matos, super žodžiu. Na ką, kaip visada, dedam krevetę, ją sutraiškom, tai va. Daug gal nedėsiu. Ir viskas. Metame vandenį netoli visą. Šąla netgi rankos. Nu, smagiai čia. Nu, tik užmečiau, žiūrėkit, kaip yra vieta. Ne, nepakirtau, bet matot, tik užmečiau į tą pačią vietą. Netgi jaukas net nespėjo iš šėryklos išeiti. Iškart kibimas. Vėl va, tokia košykė, avižėlė ir viskas. Klipso netidu nereikia, nes čia 10 metrų, tai čia iš tikrųjų gerai matos, kur numesti ir ta prasme nereikia. Bet pirmas, matai, tik užmečiau, praėjo ten 3 minutės. Skibimai. Jį nepakirtau. Dar pastebėjau, kad su ta krevetė reikia lauk. Važiuok, tik užmečiau iškart, buvo matot. O, yra geras. O, tai čia. Gal, žinau, matos galūnė, ne, bet tik užmečiau trečią žuvis. tą pačią vietą vis užmetu ir koks gražuolis, jau pas besilaikė. O ta pati. Žiauriai gerai.
ir vėl, žiūrėk, nespėjo netgi jaukas išeit lauko, šeriklas. Ką, vėl persimečiau. Daviau žmogų krevečių, ant dzikų vien gaudė, tai nieko. Tai daviau keletą krevečių, bandysim krevečius, ant dzikų sako nieko gero. Kažkas jau judina pabiškai. O kažkas ant kitos meškerės pagaliau. Užmigus buvo. Ai, ne, nėra čia. Buvo užmigus. Buvo kibimas, reikia. Jau čia reikia kablį pasikeisti. Taip nepasikeičiu, galvoju pasikeisiu. Nėra vietos ant tos krevetės jam pasikirsti, kablys mažiukas. Tai bandysiu pakeisti kablį ir rezultatas turėtų būti geras. Pavardom su raudona spalvelė. Kokį, šitas raudona. Taip pradžių kibui nepakirtau, taip galvoju, kablys iš tikrųjų mažas, ta krevetė didelė ir nėra pakirtimo. Bet jau smagiai, jau 3 ištraukti. Kibimų nemažai. Veiksmo tikrai yra. Lemba čia kol dedu masalą, žiūriu ant kitos, jau kažkas bando kibti. Dar biškutį. Čia kol su vieną žaidžiu. Nepakirtau. Bet buvo. Kol su vieną žaidžiau, meškerė ant kitos kibo. Nežaidžiau tiksliau. Dėjau masalą, pakeičiau kabliuką. Ta biškį tiesiai metu. O tą kitą iš šono šiek tiek. Vieną šėryklą 60 gramų naudoju su ragais, kitą naudoju tunelis, kaip jisai vadinasi, basket, kaip ten pailga tokia, matė. Su ragais irgi patinka. Bet biškį gal tas pakirtimas nukenčia tie ragai, kol iš to dumblo ar smėlio, kas čia yra, išsitraukia laukan. Tai, nu, žodžiu nesvarbu. Baranko šalo. Taip biškį. Nu ką, 2 meškerės naujai užmestos.
Laukiam kibimo. Nu, Žiobrevičiau, kipk. Matosi mailius, vaikšto. Kažkas gainėje, gal ešerys, gal salačiai, jeigu jų čia yra tokių. Bet neįsivaizduoju. Kibimo dabar ir ant vienos rankytos toks vaizdas, kad buriukas užėjo. Va, žiūrėkit, kaip gražiai kimba. Ir rankytos, ir viena, ir kita. Ten, jėda. O, yra. Tik čia. Ir ant kitos skamba, žiūrėkit, kebra. Tą traukiu. Eik tu savo. Čia tai. Ką? Liks. Na va, kaip minėjau, pakeičiau avižėlę. Bartas žiobris. Nu, tas pats vis ragauja. Biškį pamuša. Kažkas netinka, žinau, už 6 kartus, vieną kartą už 5 sekundžių vėl daužė, o vėl dabar kažką bando daryti. Ragauja, bet nesivalgo. Buvo vėl kibimas, bet pastebėjau, kad kelis kartus padaužė ir viskas. Ir gal kita žuvis reaguoja į tą būtent krevetę. Kurį laiką jau nieko, jau toksai geras pusvalandis daugiau. Nei vieną rimto kibimą. Keletą prisilietimų ir viskas. Tai keista toksai. Na, iš tiesų greičiausiai tas žiobris migruoja, ateina buriukas, praeina jisai. Sukimba ir viskas. Todėl turbūt ir būna, kai tik užmeti šėryklą, iš karto kibimas. Pataikė į būrį ir jisai kimba. Sakant, kito varianto nėra. Reikia laukti. Iš tikrųjų dar nedaug valandų, dar apie 9 kažkur tai rytą. Tai visą dieną dar prieš akis. Nu ką, po ilgo laiko dar vienas. Gražus. Čia gali būti, kad ne žiobris. Didelis žiobris.
Na, o koks gražus. Visokia kirija. Tikrai didelis ilgai rijo. Ką? Jo, ant krevetės. Na ką. Vėl raudoną pašariuką įdėtą. Biškį gal patrekinti jau reikėtų jauk. Bet dabar kibims tai buvo žiauriai geras. Didelis toks. Žiobris. Valo rimtai prašė jau. Jie nedėjo labai didelę šitą gabaliuką. Čia kaimynas šalia pagavo ant dziko keletą. Bet aš vis tiek va tą krevetę pasitikį. Apie dvi meškės užmetęs ant tos krevetės. Va taip. Na ką, bandom. Kokias kalvavežas jie? Morkava. Tik užmečiau ir iš karto. Kažkiek gražiai kalbas. Nu, va, pavyko ištraukti 6 baro žiobrį, jeigu neklystu. Ilgą laiką, už valandos realiai neįkibimo. Ir tik užmečiau, permečiau meškį ir iš karto. Kibimas, turbūt panosim pataikiau. Tai va, žodžiu. Žiobris kimba, bet kaip matot, nepastoja tokiais tarpais užeina. Sulaukia vieną kitą kibimą ir viskas. Nu ką, bandom dėti jauką ir bandysim vėl užmesti. Ramūnai ant Ramūnų užkibo, ne? Va, kibimas. Toksai silpnas jau kurį kartą padaužo. Ir viskas.
Nu va, po kiek laiko. Nieko. Išvada dažniau. Dabar kabliukas tam Na ką, 7 žiobrys. Tai, žodžiu, gal greitai ir baiginėsi žvejybą. Na, va, kaip matot, žiobris bartai tikrai kimba. Tai, ką žiūrit šią laidą, noriu paskelbti nuolaidos kodą visom žiobriniam avižėliam, kai kuriems jaukams 10% nuolaida. Tai nuolaidos kodas būtų žiobris 10. Tai va, pasinaudokit, gaukit 10% nuolaidą ir įsigykit žiobrinę avižėlių. Kiek šiandien realiai visi žiobriai pagauti vėl ant tokios krevetės, ant žalios. Didelis kablys, avižėlė. Jau kaip matot. Ir tokia porcija gan nemaža. Tas krevetės žalios. Žalią naudoju ne virtą. Jauką naudojau latvišką. Gal per daug sušlapinau. Įdėjau biškį tokių krevečių. Šiek tiek dzikų dar turėjau, bet visai geras iš tikrųjų tas jaukas. Man labai patiko. Turi tokį kaip krevečių kvapą. Žodžiu, man atrodo, užteks šiandien žvejot. Reikės jau vynioti turbūt meškeres. Normą pavyko pagauti. Va, 7 gražų žiobriai. Ir viskas. Vyniosios meškeres ir namo. Na ką, viskas, baiginėja žvejybą. Pavyko pagauti iš viso 7 žiobrius, turėjau dar nemažai kibimų. Tai užskaitau žvejybą. Tikslas įvykdytas, norma pagauta. Latvijų norma yra 7 vienetai. Meškerės naujas išbandžiau. Sakana Karboteksus taip pat irgi patiko, labai gerai jaučiasi. Visos tos bankės į ranką pereina. Tai kas dar? Gerai praleistas laikas, tik reikėjo gal šilčiau apsirengti. Tai va, tai kaip ir minėjau visiems YouTube žiūrovam, skiriu nuolaidos kodą visoms mano gaminamams avižėliams, žiobrinėms, kai kuriems jaukams. Tai nuolaidos kodas yra žiobris 10. Pasinaudokite šio kodo, gaukite 10% nuolaidą ir susitiksime prie upės. Tai va tiek va. Jauką naudojau Latvių gamybos raudoną, bauskatą. Pastebėjau, daugelis žvejų jį naudoja. Gaudžiau su 60 gramų šėryklomis. Vanduo yra pakritęs gerokai nuo praeito karto. Tai ir viskas, manau, tai tiek. Tai sekanti žvejyba, nežinau, gal bus arba ant plekšnių, arba vėl ant žiobrių.
Tai va. Ką? Dar kartą ačiū, kad žiūrėjot ir iki.